Sveiki, Forex ABC svetainės lankytojai. Jūsų prašymu šiame video parodysime, kaip atsidaryti MT4 prekybinę sąskaitą pas brokerį EasyForex ir kaip parsisiųsti jų prekybinę platformą MT4. Taigi, Forex ABC svetainėje spaudžiate štai šį banerį arba nueinate prisijungti, jeigu jau turite sąskaitą ir prisijungiate prie savo prekybinės sąskaitos ir atsidursite panašiam lange arba galite atsidurti tokiam lange prisijungę ir tada tai reikia paspausti Trading Platforms MT4 ir čia parsidownloadinti, kur mygtukas yra, paspaudžia Download MT4 ir išsisaugoti, jis dabar jį išsaugos. Ir dar prie viso to jums reikia paimti ir parašyti šituom elektroniniu paštu paprastą laišką, sakyti Hello, my username is 123 and I would like you to open for me MT4 trading account and transfer kokią tai sumą pinigų. Tekstuką rasite po šitom video prisektą, standartinį tokį, kuriame tik tai turėsite pakeisti savo duomenis ir jums poros valandų bėgi bus atidaryta MT4 sąskaita ir pranešimą gausite elektroniniu paštu. O tada tai reikės paprasčiausiai susiinstaliuoti MT4 platformą, kurią mes susiinstaliuosim dabar čia greitai. Aš pasirenku visą laiką kalbą English, nes lietuviškai nesuprantu, ką ten rašo. Next. Sutinkate su naudojimuose taisyklėm. Tada pasirenkate, kur norite išsaugoti. Aš norėčiau, sakykim, aš biškį kitą pavadinimą norėsiu susikurti. Bet jūs, jeigu pirmą kartą tai darote, paprasčiausiai palikite tokį, kokį yra. Taip. Čia palikti noriu. Taip. Ir next. Taigi, susiinstaliuos visą jūsų platformą ir paspaudę finish jūs iš karto ją pasileisite. Finish yra mygtukas, iš karto paleisti ją. Ir jinai dabar užsikurs. Taigi, jums turėtų pasileisti neužilgo langas. Štai toks. Čia yra MT4 prekybinė platforma. Ir čia jūs turėtumėte suvesti savo prisijungimo duomenis. Čia savo slaptažodį, kurį gausite elektroniniu paštu. Spaudžiame login. Ir turėtų toks garsas apipsėti PIM. Ir čia užsidėkti matot? Viena pusė žalia, kita raudona, girdit garsą skambėjo, čia pradėti suktis kilobaitai, tai yra parsisintinėti informaciją. Galite per porą kartų prisijungti, kaip čia ir buvo šitoj situacijai. Ir mes prisijungė prie savo sąskaitos MT4 pas brokerį EasyForex. Toliau, kaip naudotis MetaTrader 4 platformą, rasite filmuką mūsų svetainėje ir prašau jį peržiūrėti, jeigu jums bus kažkokių tai klausimų. Iki.